Labadiena, brangieji. Po ilgos pertraukos aš ir vėl su jumis. Ir šiandien noriu pristatyti jums naują taro kaladę, kuri į mano rankas atkeliavo ne taip senai, bet tiesą pasakius, aš vis neprisiruošiau išpakuoti, nufilmuoti ir panašiai. Taigi, šią kaladę sukūrė Linė, jeigu gerai tariu, patyrusi vizuali dizainerė technologijų srityje, ir manau, kad dauguma šiais laikais gali pasakyti, kad realiai taro kortas kūrė kas tik nori ir kas netingi ir visiškai nesigilina į tradiciją. Tačiau šiuo atveju, manau, yra kiek kitaip. Kaladės kūrimo kelionė prasidėjo 2021 ir galutiniai taškai buvo sudėti po 2 metų, tai yra 2023 metais. Tai kaladė, kurios kūrimas autoriai padėjo užsigydyti savo pačios žaizdas. Ir manau, kad tai yra labai toksai neblogas rodiklis, kad iš esmės taro pagalba galima padėti ne tik kitiems, bet ir savo. Ir bet kuriuo atveju autorės žaizdų užsigydymas jai padėjo tą kaladę užbaigti, sukurti. Ko pasekoje iš esmės kaladė tokia tapo vizualiai asmeniška galbūt ir, tiesą pasakius, paprasta naudoti, bet taip pat ir emociškai aiškiai suprantama ir labai tiesioginė. Kaladės dizainas yra įkvėptas elementų tarpusavio ryšių su mažaisiais arkanais ir jų simboliniam spalvų reikšmėm. Tai, kaip žinia, raudona ugnies spalva, tai aistra, drąsa, veiksmas, mėlyna tai vanduo, ramybė, priežastis ir stabilumas, geltona oras, pozityvumas ir nušvitimas, na ir žalia žemė apjungia šaltį ir šilumą, simbolizuoja gyvybingumą, balansą ir viltį. Jungdama spalvas ir elementų simbolizmą, autorė pateikia mums tokią kaip universalią formulę, kaip interpretuoti įvaizdžius, ko pasekoje galima pasiekti gilesnės prasmes, įžvalgas ir tokias kaip ir gyvenimo nuorodas, kur eiti, ką daryti, kaip daryti ir panašiai, kas palengvina užsibrėžto tikslo siekimą, pasiekimą ir taip toliau. Iš esmės tada, kaip ir nieko labai nelaukiant, siūlau pasižiūrėti iš arčiau. Taigi, kaip matėte, yra 2 kaladės, viena didesnė standartinė, kita mažesnė. Standartinė aš pasiliksiu savo, o mažesnė bus galima įsigyti mano svetainėje 5 elementai. Dėžutė su magnetu, tai tikrai labai patogu ir kiekviena kaladė turi savo maišelį. Tiek didesnė, tiek mažesnė kaladė ant nugarėlės ir ant šonų turi holografinį efektą, kuris tokį prideda solidumo ir gražaus blizgesio. Video įraše galbūt tai netaip gerai matosi, bet patikėkit, gyvai tikrai labai gražiai atrodo. Kortų išpjovimas šiaip beveik tobulas, tikrai labai lygu ir būtent labai gerai matosi ant to holografinio padengimo. Ko norėtųsi, tai truputį storesnio popieriaus, bet tai, kad jisai plonas, tikrai nereiškia, kad kortos susidėvės greičiau. Paskutiniu metu labai daug kaladžių yra gaminama būtent iš tokio popieriaus ir turiu pasakyti, kad jisai visgi pakankamai patvarus. Knygelė yra išleista 2 kalbom, kinų ir anglų. Prie kinų kalbos aprašymo yra ir paveiksliukai, tuo tarpu prie angliško aprašymo yra tik tai po kelis sakinius ir raktažodžius, bet iš esmės, kadangi kaladė yra paremta tradicinė ta RVS sistema, tai manau, kad tikrai nebūtų problemų ją suvokti ir susidraugauti ir perskaityti jos teikiamas įžvalgas. Na, o dabar tiesiog siūlau pasižiūrėti.
Tai štai, jeigu pastebėjote, yra ir tokios detalės, kaip kad fone išnykstantis simboliai. Čia va 3 diskai, tai tų 3 figūrų nesimato, tik patys diskai. Va 4 diskai, tai tos pagrindinės figūros nesimato, kol tu į ją tikrai neįsižiūri. Ir taip pat noriu Jums parodyti, atkreipti Jūsų dėmesį, kaip tos mažųjų arkanų kortas galima išdėlioti į štai tokias kaip ir vientisas istorijas. Tai šiuo atveju matote lazdų mostį, lazdas, o lygiai taip pat galima išsidėlioti ir kitas 3 mostis ir jos kiekviena turi savo istoriją. Tad šiam kartui tiek. Palyginimui va matot standartinę, kurią mes ką tik peržiūrėjom, ir mažesnė, kurią, kaip ir minėjau, aš įdėsiu į savo elektroninę parduotuvę 5 elementai LT. Galite, yra tik tai vienas vienetas, bet jeigu kažkas norit, galite ją įsigyti. Tai tiek šį kartą ir iki pasimatymo.